Tai kaip matom, puikiai alternatyva, kadangi mūsų tarpas 40 mm nėra didelis ir drąsiai galima naudoti knaufą, tai yra minkšta instaliacija, bet kadangi plotis nėra didelis ir to labiau 40 mm, tai tikrai jinai nesukrys ir nieko nebus, nes išbandytas variantas. Tai vėlgi atkreipkite dėmesį, turi būti A1 žymėjimas, karščiui atspari, ugniai atspari instaliacija, tai europinis žymėjimas. A1, jeigu nėra A1, reiškia instaliacija netinkama ir mes naudosim šį kartą 25, kadangi vėlgi norėjau 40. Bet gavosi taip, kad 25 tik tai buvo ir jinai šiek tiek įsipučia. Tai manau, neturėtų su to būti problemų ir viskas puikiai išsispręs. Ką, matome, dedam matą. Čia dar reiks dapjauti, aišku, kraštą, bet šiaip viskas gražiai. Matom, įsikišę, susispaudžia, tai labai gerai. Tai lygiai toks pats principas. Visur tiek šonai, tiek galas. Biški kažkokios dalies nefilmavau, tai nedaug praleidom. Matome, išvedėme laidą, įdėjome lempą ir toliau apskardinom, matome kampus mūsų, čia iš visų likučių, ką buvom išsilankstę, tai viskas žiauriai gerai, sandarumas ir panašiai, aišku, čia kampus dar reiks išpjauti pagal duris, tai tą mes dar padarysime. Kas vyksta toliau, tai įsidėjom duris atgal, kaip matome, tai viskas kuo puikiausiai veikia, tik tai nupirkom dar tokius užtempėjus, ant šono 4 dėsim, matome elektros boksą jau prisukom, pradėsim po biškį montavimą, išsivedžiojimą, aišku, ir panašiai, tai reiks išsimt duris, išpjauti skaitmenim, kelios knopkės, lempą, darysim lempą ir ventiliatorius, paskui toliau kontroliuosim viską, žiūrėsim, dar net nežiūrėjau kokią diagramą, bet aišku viską darysim.